Palangos verslininkai ištikimi tradicijai prieš kiekvienas kalėdas rinkti pinigus labdarai. Šiais metais visi buvo kviečiami aukoti beglobiams seneliams. Tai kviečiam visus čia arčiau mūsų pasivaišinti gardžia žirnių sriuba. O kiekvienas litukas, kurį paaukosit už mūsų gardžią sriubą, atitenka Palangos miesto globos namam. Čia yra 100 litrų, apie 400 porcijų gaunasi. Žirniai, bulvės, svogūnai, morkos, šoninė, vištiena. Virėm visą naktį. Tokias labdaringas akcijas Palangos verslininkai ir visi neabejingi palangiškiai rengia jau 7 metus iš eilės. Pirmus 3 metus surinkti pinigai buvo skirti neįgaliesiems. Vėliau per labdaringą aukcioną surinktos lėšos atiteko talentingiems. Senjorams bus patiekiamos kūčių, kalėdų ir naujųjų metų šventės vaišės. Šitie žmonės jau kažką mūsų miestui atidavė. Tai miestas tikrai norėtų ir jiems kažkokią pagarbą parodyti. Tam ir yra skirtas šitas mūsų renginys. Labai skanus rūtienukas, vištienas natūralus. Nors oras buvo žvarbus, nemokamas sriuba, sultinys, bandelės, kaip mat sutraukė žmonės į Basanavičiaus gatvę. Ne sezono metu Palanga tampa toks lyg apmiręs miestas, atrodo kitiems turistams, iš kitų miestų atvykusiems svečiams, kad lyg tai nieko nevyksta. Iš tikrųjų vyksta, iš tikrųjų restoranai, kavinės, viešbučiai yra pasiruošę. Geranoriškai nusiteikę. Verslininkai pastebi, kad dėl ekonominio sunkmečio pavyksta surinkti vis mažiau lėšų. Dauguma geranoriškų žmonių pinigus aukoja ne per renginius, bet perveda juos internete.